Kai galvojam apie treniruočių planą, dažniausiai į galvą ateina kas serijos pakartojimai – svoris. Bet žinote, yra dar vienas kintamasis. Dažnai jis lieka šešėlyje, nors būtent jis gali būti tas lemiamasis faktorius, skiriantis gerą programą nuo išties puikios. Taip, šiandien mes kalbame apie pakartojimo tempą. Taigi pagalvokime, kaip specialistai jūs sudarinėjate programą, viską apskaičiuojate, bet ar kažko netrūksta? Kokia ta trūkstama dėlionės dalis, galinti atrakinti naują kliento progreso lygį? Kaip jau supratote, tai tempas. Ir mes panersime giliau, kad suprastume, kodėl jūs toks velniškai svarbus. Pirmiausia, susitarkime dėl sąvokų. Kas tas pakartojimo tempas? Visiškai paprastai, tai laikas, per kurį atliekama vienas pilnas judesys. Jį sudaro dvi pagrindinės dalys – svorio nuleidimas, tai yra ekscentrinė fazė, ir svorio pakėlimas – koncentrinė fazė. Ir būtent šių fazių trukmės valdymas ir yra visas menas, atveriantis kelią į norimus rezultatus. Gerai, pirma dalis. Kaip kūnas reaguoja čia ir dabar? Pažiūrėkime, kuo skiriasi greitas tempas nuo lėto. Kas vyksta kūne, kai pradedam judėti? Na, duomenys rodo, kad greitesnis, sprogstamesnis tempas iškart sukelia daug intensyvesnę reakciją. Kūnas pradeda reikalauti daugiau deguonies, sudeginama daugiau kalorijų, kyla laktato lygis. Širdis pradeda plakti greičiau. Tuo tarpu lėtas kontroliuojamas tempas duoda gerokai nuosaikesnį atsaką. Bet svarbu ne tik fiziologija, yra ir psichologinis aspektas. Greitesni tempai tiesiog jaučiasi sunkesni suvokiamo krūvio skalėje – RPE, ir žmogus pratimą įvertins daug aukštesnių balų. Įdomu tai, kad lėtesnis, labiau kontroliuojamas judesys dažnai atrodo malonesnis. Ir tai yra nepaprastai svarbu, kai kalbame apie ilgalaikę motyvaciją ir tai, ar žmogus apskritai norės grįžti į kitą treniruotę. Gerai, o kas vyksta ilguoju laikotarpiu? Pereikime prie antrosios dalies ir panagrinėkime, kaip tempas veikia raumenų augimą ir jėgos vystymą. Čia keliai išsiskiria. Jeigu tikslas hipertrofija, tai yra raumenų masės auginimas, mokslas nubrėžia labai aiškias gaires. Efektyviausias laiko intervalas vienam pakartojimui yra nuo 0,5 iki 8 sekundžių. Būtent šiame lange mes sukuriame pačias gerasias sąlygas raumenims augti. Bet va čia ir slypi esminis niuansas. Pats svarbiausias dalykas raumenų augimui yra ne konkretus tempas, o įdėtos pastangos, kai treniruojamasi iki raumenų atsisakymo arba labai arti jo. Kūnas yra priverstas įdarbinti maksimalų skaičių motorinių vienetų. Ir būtent todėl, kol išliekama tame efektyviame nuo 0,5 iki 8 sekundžių lange, hipertrofija bus labai panaši. Nesvarbu, ar pakartojimas truko 1 ar 6 sekundės. Svarbiausia, kad buvo pasiektas aukštas pastangų lygis. Vis dėlto, viskam yra ribos. Kai vieno pakartojimo trukmė perkopė 10 sekundžių, raumenų augimo stimuliacija ima slopti. Kodėl? Nes esant tokiam superlėtam tempui, tiesiog fiziškai neįmanoma panaudoti pakankamai didelio svorio, kad būtų efektyviai apkrautos visos raumeninės skaidulos. Taigi, labai lėti pakartojimai, raumenų masiai auginti, tikrai ne pats optimaliausias pasirinkimas. Gerai, o kaip dėl jėgos? Čia taisyklės jau kitokios. Nors jėgą galima didinti įvairiais tempais, pati efektyviausia strategija yra labai aiški. Pirma, naudojame vidutinius arba didelius svorius. Antra, koncentrinėje fazėje, tai yra keliant svorį, stengiamės tai daryti su maksimaliu įmanomu greičiu. Sąmoningas svorio lėtinimas, jį keliant yra tiesiog mažiau efektyvus būdas ugdyti jėgą. Užteks teorijos. Prieikime prie trečios dalies – praktinio pritaikymo. Apžvelkime, kaip po galais parengti tą tempą pagal konkretų treniruotės tikslą. Gerai, apibendrinkime viską paprastai. Jei tikslas yra raumenų augimas, svarbiausia yra didelės pastangos tame 0,5 ir 8 sekundžių lange. Jei tikslas jėga ir galia, reikalingas maksimaliai greitas svorio kėlimas, norint deginti riebalus ir gerinti kondiciją, renkamės greitesnį tempą. Taip sunaudosime daugiau energijos.
O jei dirbama su lengvais svoriais, ar tiesiog norisi daugiau komforto, lėtesnis tempas padės greičiau pasiekti nuovargį ir padarys treniruotę malonesnę. Na ir pabaigai, 4 dalis – 4 auksinės taisyklės. Jeigu reikėtų įsiminti tik kelis dalykus iš viso šito, tai būtų šie. Taigi, įsimename. 1. Raumenų masiai svarbiausia yra pastangos, o tempas turi išlikti 0,5 arba 8 sekundžių lange. 2. Jėgai visada, kartoju, visada kelkite svorį greitai. 3. Gerinant kondiciją, greitesni tempai pakels pulsą, padidins krūvį širdžiai ir sudegins daugiau kalorijų. Ir 4. Kai dirbama su lengvais svoriais, lėtesnis tempas gali padaryti treniruotę tiesiog pakenčiamesnę ir malonesnę. Ir pabaigai klausimas apmąstymui. Kitą kartą, kai kliento progresas sustos ir atrodys, kad atsimušėte į sieną, ar tikrai atsakymų reikia ieškoti didesniuose svoriuose? O gal vis dėlto tas atsakymas slypi sąmoningai parinktame ir kontroliuojamame tempe?